Turi namuose vieną sieną. To užtenka, kad pasidarytum namuose gerą filmavimo studiją. Sveiki visi, malonu užsukat į mano naują video filmavimo studiją. Kaip matot, aplinka pasikeitusi, apšvietimas pasikeitęs, darbo vieta nauja, kamera nauja. Tai yra turbūt pagrindiniai dalykai, kuriuos jums reikėtų pasidaryti tam, kad įsirengti savo jaukią, malonę foto ar video filmavimo studiją. Kaip jūs manot, kur man gimė vizuali idėja, kaip realizuoti savo filmavimo studiją? Taip, visiškai teisingai, tai yra mano pamėgtas ir labai dažnai naudojamas ketšupas. Todėl trumpai dabar parodysiu, kaip aš ten viską pasidariau ir ar pirminis rezultatas atitinka galutinį rezultatą. Čia matot mano projektą pirminį, kur kas yra labai svarbu, be abejo, tai yra kambario darbo, kambario išplanavimas, pasidarote tikslius išmatavimus, koks yra patalpos ilgis, plotis. Tai yra reikalinga tam, kad jūs iš tą patalpą įdėtumėt baldus, kuriuos jūs neturit galimybės jų pačiupinėti šitų baldų. Tai jeigu mes nueinam į internetinę parduotuvę, išsirenkam tai, kas mums patinka, mes matome išmatavimus. Juk nėra sudėtinga pasidaryti 3D modelį, įsikelti programą, o ten viskas yra milimetrais ir pagal jūsų realiai egzistuojančią patalpą. Todėl labai yra lengva prisimesti ir padaryti tą tokį pirminį eskizą, kaip viskas tai atrodys. Tai yra labai, žinokit, patogu. Kaip matote, čia mes turim iš senukų garso akustinės plokštės, kurių man reikėjo 10, aš žinau, kad ten plotis yra 30 cm, aukštis 270. Aš jas susidėjęs ant sienos galiu matyti, kur man bus vieta skirta logotipui, kiek aš turėsiu ploto, tada aš galiu žinoti, kokį logotipo dydį spausdinti, atidaviau spaustuvę. Printed spaustuvai man viską padarė, tikrai šaunuoliai vyrukai, tikrai rekomenduoju, kreipkitės Klaipėdoj, padarys viską, ko reikia. Vėlgi stalas buvo pagal išplanavimus, tai pasidariau, įsidėjau į kambario centrą, kadangi už stalo yra kamera, į kurią jūs dabar žiūrit, ir apšvietimo lempos ir visi kiti dalykai, laidai ir panašiai. Toliau, sofa, lova. Nenorėjau didelės, nenorėjau čia užgriozdinti to kambario, bet kartais atsisėsti, pamastyti, pageneruoti kažkokias idėjas, tai vėlgi yra naudingas dalykas. Didžiausią akcentą šitoj studijai aš nurodžiau į mano pačią pigiausią lentyną iš senukų už 50 eurų, bet iš tikrųjų darbą savo atlieka, tai čia, kaip matot, yra papildomas apšvietimas, ten gale dar viena lemputė. Čia sudėti mano kažkokie tais daiktai, kurie be abejo keisis, kas kart bus kažkas naujo. Kitas akcentas yra mano gėlytė ir kitas akcentas tai yra be abejo logotipas už mano galvos. Tiesiog man tai patiko, aš taip norėjau, aš taip pasidariau. Aš visada esu už tai, kad žmogus turi kažką kūrybiškai kurti, daryti. Dėl to, kai aš dirbu su vaikais, man yra smagu juos padrasinti, kad jie kažką darytų, kurtų savo, generuotų kažkokias idėjas, kad nebūtų, jie nebijotų tokių dalykų. Ir jeigu tu žiūri mane, matai, kaip viskas yra paprasta. Nėra kažkokių stebuklų, nėra kažkokių ten super dėdžių, super mamų, super, darbuotojų, kurie tik gali viską padaryti. Tu gali pats padaryti. Ir mano visada buvo tokia vizija, aš visada taip galvodavau, aš mąstydavau taip ir, aš taip stengiuosi daryti tiesiog. Ir pereikim prie darbų. Taip, didžiausia problema yra mūsų šitos, sienų dekoracijos. Šiaip labai nebrangiai. Senukuose radau patį pigiausią variantą. 30 eurų vienas vienetas.
Tai va, iš įrankių, ką mes turim, tai yra pistoletas, klijai, su kuriais klijuosim, dažai, valelis, lipni juosta ir pigiausias lazeriukas. Mano lubos yra 2,65 m. Čia yra 2,70 m. Man reikės nupjauti 5 cm ir bandyti priklijuoti. Dar vienas momentas, kadangi dėsiu prie žemės, tai mums reikės nulupti visą šitą plintusą. O buvo viskas gražu. Negali ramiai Osvaldas gyventi. Nesąmonę prisigalvoja. Na va, atsižymėjau 5 plokštės, kurias susidėsiu. Čia, nuo čia pradėsim dažyti. Čia dabar atsižymėsiu irgi atstumą. Kitas plokštas susidėsiu. Labai gerai, kad rozetė nepateko, ant plokščių nereikės nieko pjaustyti. Nenoriu šį kartą. Tai va, labai gerai, čia viskas nusidažys. Dabar čia pasidarysim tarpą. Taip, mūsų projektėlis yra čia. Paskaičiuosim, koks čia tarpelis yra ir judėsim toliau. Šį kartą formatas toks labai paprastas yra, nenoriu čia jokių grožių, dar kažko, tiesiog labai paprastai, gražiai, tvarkingai pabandom pasidaryti studiją, o tada prasidėsiu visi linksmumai. Mūsų tikslas nupjauti dabar šitos 5 cm. Atsargumas gėdos nedaro, saugumas pirmoje vietoje. Akinukai. Taip, ką mes turim, nežinau, turiu va tokią pjaustyklę. Aišku, didžiausia problema bus kokia, tokia, kad mano peilis tai dais grubiai iki čia kažkur, tai reikės čia kažkaip per porą kartų pjauti. Nežinau, bandysiu apversti, ar užteks man to peilio, neužteks, bandysim. O kaip aš čia dabar nusipjausiu visą šitą dalį? Nežinau, bandom pjauti šitaip apvertus, nes kitaip tai aš neįsivaizduoju čia. Nu gerai, aš tą nusilaušiu ir kas iš to. Ir kas iš to? Visada išgelbės jūs bulgarkę. Bandykim su bulgarke. Kažkaip taip. Nu, nežinau, bandykim. O, ramiai būčiau gyvenęs. Taip, pasidengėm. Pabandymui pirmas blynas. Dabar nieko nesugadinti. Opa. Jūs tik pažiūrėkite. Tenka visokius darbus daryti. Bandysim dabar nuimti šitą judesio daviklį, kuris yra prijungtas prie signalizacijos. Tai turėtų pradėti kaukti, kai aš jį atidarysiu, nes norėtųsi gražiai nudažyti aplinkų, nes čia bus juoda spalva iki pat žemės. O. Taip, čia dar, kad mums nenukristų jisai. Na, ir mes čia gražiai su teptuku, tuks padažysim. Ne vien su kompiuteriais reikia vaikai dirbti, ne vien motociklais važinėti. Rankos turi augti iš visų pusių. Gerų vietų. Na, dažymas pats maloniausias dalykas. Ir lengviausias, ir iš karto rezultatas. Kaip matot, liko visai nedaug. Oi, liko suklijuoti 1, 2, 3.
ant dažų užsidėjęs ir ketvirtą. Žinokit, privargau, turėjau va tokį, tiesiai pasakysiu, tobulą šlamštą, kur iš tikrųjų tiek spaudžiau, tiek jėgų reikėjo, nežinau, čia kaip jis yra pagamintas, tai sugebėjau netgi sulaužyti, nežinau, čia matos, nesimato, bet viskas sulūžo ir nieko jis nebespaudžia. Tai buvau išsitepęs vieną juostą, tai reikėjo ekspromtu pjauti žemėn klijus ir tada su tokiu galiuku teplioti, nes buvau iš tikrųjų beveik visai tą juostą išsitepęs, tada būtų klijai sukietėję, tai reikėjo suktis iš padėties. Tai va, vaizdas šiaip gražėja. Pasiėmiau, nuvažiavau, pasiskolinau naują pistoletą, tai bus, manau, kur kas greičiau penosilis. Na, dabar turėtų eitis lengviau. Oi, juokas vienas. Kiek aš privargau su tuo, nesąmonė. Viena pusė baigta. Tik dabar neprisižaisti. Obaba. Tai čia daviklis labai puikiai viskas padaryta. Su siena baigiam. Susidėjom plintusus čia. Susidėjom plintusus čia. Ir dar plintusai čia gale buvo. Tai kaip ir viskas baigta su siena. Dabar einam prie sekančio etapo. Oi! Žinokit, dėžė maža, bet sunkiai tai šakės. Surenkam spintelę. Labai greit sumeistraujam. Aišku, kryvalakas iš senukų už 50 eurų, man atrodo. Bet savo darbą tokį mikro atliks. Trumpai apie spintelę. Jo, ten vietomis net ten išgręžta kažkaip skylės, reikia biškį pasigręžti. Čia tokių visokių niuansų yra. Toliau šitie labai nekokybiški, kreivi, šleivi. Čia dar sulūžo draugas. Gerai, kad po vieną dar atsarginį visur įdėjo, tai nors tiek pliusas. O šiaip visai neblogai. Aišku, reikės dar gal prisitvirtinti. Tai biškį klibą. Bet jau paskui, kai žinosiu tiksliai, kur stovės, nes čia dabar tokį kitą baldą pastatysim tuoj. Visai atrodo neblogai. Maža pertraukėlė. Reikia apsitvarkyti, bet dar ne viskas. Lukai, negerk Coca-Colos. Reikia gert vandenį. O jūs galvojate, čia viskas? Ne, dar ne viskas. Aba, dar ne viskas. Čia toksai sunkus. Įrenginėjom studiją toliau. Oi. Biškutį pavargau. Daug darbų reikėjo padaryti. Tuos audinius reikėjo išlyginti. Kol įkišom, reikėjo iš tikrųjų dar 2 rankų. Ir einam, pabaigsim didžiąją dalį. Po ilgų kančių, žinok, pavargti reikėjo, bet visai neblogai gavosi. Ir minkštą labai sakyčiau. Šitą lovytę labai nebrangiai pirkau iš Ikėjos, jau pameluoti, 450 ar 500 eurų.
nes nori daug išlaidauti. Už tokią kainą, žinokit, visai neblogas variantas. Labai minkšta. Ir čia minkšta. Galim ir atsisėsti. Ir dabar mes šitą lovytę ten į kampą. Sekantis etapas – užklijuoti logotipą. Kadangi logotipo klijavimą jūs mokat, žiūrėjot, kaip darėm garaže, tai jau nevargsiu, nerodysiu, tik labai greitai prabėgsim. Užsiklijuojam raideles ir kylam į viršų, manau, 10-15 minučių ir pabaigsim. Kaip maniau, antras kartas tikrai einasi žymiai greičiau, tai jeigu dar skubėčiau, nefilmuočiau, tai tikrai ten 10 minučių ir viskas paruošta. Tai dabar netgi nusklijavau ir patį viršų. Likau dabar iš viršaus nusiplėšti plėvelę ir realiai viskas labai lengvai paprasta. Rezultatas jau matosi ant akių ir šį kartą paėmiau matinę plėvelę, kad jeigu matot šviesa krenta, niekas neblizga, tai kur kas geresnis variantas. Na, sakyčiau, visai puikiai. Didelis ačiū Printed spaustuviai Klaipėdoj. Rekomenduoju. Užsisakiau iš Ikėjos stalą. Man tiesiog jisai patiko, man jis yra gražus. Bet užsisakiau, supratau, kad pradžiai pataupiau pinigėlių ir užsisakiau nereguliuojamą aukščių. Bet supratau, kad su reguliuojamu aukščiu tikrai bus maloniau ir kai kurie mūsų video bus ir atsistojus tam, kad man būtų lengviau judėti, kažką čia rodyti, pasakoti ir panašiai. Liko paskutinis dalykas – surinkti reguliuojamo aukščio patogų naują stalą. Tai ir padarysim dabar. Oi, koks sunkus šitas daiktas. Na ir šitas nelengvesnis. A jūs juokaujat. Aš jau šitą stalą čia iki ryto rinksiu. Vienintelis dalykas, ko nemėgstu, ko nekenčiu, tai yra baldus rinkinėti. Bet jeigu taip atvirai, viskas taip labai gražiai supakuota. Tvarkingai. Tokį stalą iš Ikėjos pasiėmiau. Turime tokį vaizdą. 2 elektros varikliukai. Vienas ir antras. Dar kiek visko reikia surinkti. Aš jau pavargau. Aš sakau, aš nekenčiu baldą rinkti. Koks aš grybas. Šitos kojas. Jis turėjo eiti į viršų čia. Šitas turėjo būti aukštyn. Oi, dabar vėl reikia atsukti variklius, šitą perdėti. Nu, nekenčiu už baldų rinkti, nekenčiu. Įdomi instrukcija. Čia rodo, žodžiu, 2 variantus. Jeigu dešinėje pusėje pultelis ir kairėje pusėje pultelis, ar ne, reikia mums apsukti šitą daiktą. Bet verčiant sekantį puslapį, rodo tik šitą instrukciją. Tada kyla klausimas man, kaip tos variklius pajungti. Ar jungti kaip čia rodo, ar juos reikia atvirkščiai pajungti. Nu ir vėl suprantat, nes čia automatiškai, jeigu mes šitą apsukam, nu vėlgi, ta prasme, nu nevesi laidą iš tenais per čia, tam, kad įkišti čia, o čia tenais. Nežinau, bandom laidą įsikišau. Pažiūrėsim, nes kad nebūtų taip, kad
Vienas variklis į apačią važiuot, kits į viršų. Nu, bandom į viršų pavažiuoti. O. Visai neblogai. Aha, taip įdomiai. Sulėtėja prieš galą. Na ir va, jeigu nesat tokių darę dalykų, aš taip aš darau pirmą kartą, man irgi taip įdomu. Valdymo pultelis, jungiasi į pagrindinį bloką. Į pagrindinį bloką jungiasi vienas variklis, antras variklis, pultelis pasijungia ir elektros laidas į rozetę. Na ir turim varikliuką čia. Šiaip įdomu. Ir tyliai dirba iš tikrųjų, nežinau kaip girdis per mikrofoną, bet labai tyliai. Na, bandysim dabar stalviršį dėti. Super. Žinokit, labai patenkintas stalu. Kaip IKEA. Fantastika. Ta prasme, kokybė tikrai viskas puikiai. Aiškus, instrukcija ten yra nesąmonė pridaryta. Varžtų atliko truputėlį. Pats prigrybavau. Šiaip surinkimo kokybė. Pačio kokybė baldo. Tai tikrai, na, čia labai fainai pasidėti pakrovėjams. Dar kažkam įsimesti vidų. Tiesa, va čia IKEA dar yra, galima įsigyti tokį prailgintuvą. Čia skylutės išsigrėžia, čia susideda, gali susikišti, 2 USB pakrovėjai. Tai šiaip labai fainas dalykas. Gal paviršius norėtųsi šiek tiek, kad būtų biški slidesnis, toks truputį jaučias toksai popierius. Bet stalviršį bet kada galim pasikeisti, čia jokių problemų nematau. Čia tokia medžiaga labai smagi tokia. Gali pakrovėjus įsidėti dar kažką. Tikrai labai fainiai. Nežinau, stalų žinokit, tai tikrai patenkintas. Nors kainavo nepigiai, bet visai verta. Irgi pasispaudus. Užsiprogramuoja. Nuleidimo aukštis, pakėlimo aukštis, nereikia spaudinėti kas kartą. Šito video kūrimo procese, nežinau, gal pastebėjot, kieno akis yra akylesnė, turbūt matėt, kad aš filmavau vėlgi skirtingų ir laikų, tai buvo ir rytas, ir vakaras, kai kada lempą pamiršdavau įjungti, tai tiek garaže ryškesnė, sakykime, šviesos yra, tai nežinau, gal pastebėjot tikrai, kad skiriasi ir spalvas, skiriasi ir šviesumas, ir tamsumas, ir tikrai aš šį kartą nenorėjau nieko reguliuoti, aš tiesiog jums norėjau parodyti, kad jeigu mes naudojam tą buitinį apšvietimą, kur prasiskverbia šviesa pro langą, ar ne, naudojam lempas, vieną pamirštam įjungti, kitą nepamirštam, ten visokie kiti nustatymai, parametrai, sąlygos ir taip toliau, visas vaizdas kenčia. Vadinasi, viskas yra kitaip, atreguliuoti programą, ar jūs dirbat su premjeru, ar su kita kažkokia vaizdo redagavimo programa, yra sudėtinga, yra tai didžiulis vargas. Naudojant studijos apšvietimą, mes visada turim tą patį variantą, mes galime valdyti telefonu, įsijungti, pasireguliuoti, išsisaugot, kas yra svarbiausia. Atėjus kitą dieną, aš paspaudžiu tung, 2 mygtukus, man tukšt, viskas įsijungia ir viskas vėl puikiai, lygiai tos pačios sąlygos. Be abejo, vienas momentas yra labai svarbus, jeigu tai yra jūsų studija, pasirūpinkit, kad langai turėtų tamses žaliuzės, užuolaidas, nes šviesa laukia saulė, problema viduj,
filmuosite naktį, vėl problema viduje, nes tiesiog skirsis. Tai va, tai norėjau, kad jūs pajaustumėt ir gal bus kažkokia nauda jums ateityje. Perinant prie reikia studijos ar nereikia studijos. Taip, mes galim filmuoti kaip mes norim, kur mes norim, kada norim, su kokiu apšvietimu mes norim. Tai yra kūryba, viskas yra tvarkoje. Noriu parodyti savo pavyzdį, kur gal kažkas matėt mano pirmąjį unboxingą, kuriame išpakavau iPhone 17 Pro Max. Tai matot, ant kiek skirtumas buvo tada ir kiek skirtumas yra dabar. Tai filmuodamas tą unboxingą, aš iš tikrųjų specialiai jį norėjau nufilmuoti tą video. Nesvarbu, kokias tu veiksmo kameras naudoji, 360 kameras, ar bandai pagauti kažkokį apšvietimą, naudojantis kambario apšvietimų lempomis ir taip toliau. Vis tiek, studija yra studija, o namų sąlygos yra namų sąlygos. Todėl šitą kontrastą ir šitą skirtumą aš norėjau, kad jūs pamatytumėt. Kaip matot šitame video, apšvietimas yra tragiškas, aplinkos už nugaros manęs jokios nėra, yra balta siena, nėra iš tikrųjų ką rodyti, niekas neišsiskiria. Tai, kaip buitinis video, taip viskas tvarkoja. Kaip profesionalesnis video jau čia yra tam tikrų didelių klausimų. Apie apšvietimą naudojimą šitoje studijoje aš papasakosiu kitame video. Kas liečia vaizdo kamerą, vėlgi, nereikia labai brangių vaizdo kamerų. Jūs galite naudoti netgi savo telefoną, veiksmo kamerą, visokiausių tikrai yra sprendimų, kaip galima nebrangiai su kažkuria kamera tikrai padaryti gražius video. Tai filmuodama šitą video aš dar norėjau rašyti ir parodyti jums, kad dabar tai, ką jūs matote, tai yra nufilmuota su iPhone 17 Pro Max. Tai yra mano telefonas, kurį nesenai įsigijau. Tai kaip matot, nereikia brangios kameros su brangių objektyvų tam, kad pasiekti tikrai puikų, fainą ir gerą rezultatą. Savo studijoje galite filmuoti su savo telefonu. Paprasta. Apibendrinant, ką aš norėčiau pasakyti. Aš esu informacinių technologijų mokytojas. Aš dirbu su daug vaikų. Ir visada, kai jie kažką pamato įdomaus ir gražaus, visada pas juos tokia nuomonė, kad čia sudėtinga, aš nesugebėsiu, man nepavyks ir taip toliau. Būtent tokių video pagalba aš noriu parodyti, kad jūs galite visi tą pasidaryti. Aš irgi nesu specialistas, nei apšvietimo, nei filmavimo, nei ten dar kažkokių dalykų. Man patinka domėtis, žiūrėti, išbandyti, panaudoti, sukurti ir taip toliau. Tai apibendrinant aš noriu pasakyti, kad jūs tikrai galite namų sąlygom pasidaryti paprastą, tvarkingą filmavimo studiją. Aišku, aš gal čia persistengiau, pripažįstu, bet kiekvienas esam skirtingi. Todėl norėčiau, kad iš tikrųjų jūs pabandytumėte tą studiją ar kažkokią tais jaukų kampelį įsirengti namuose, padaryti kažkokį video, nusifilmuoti ir pamatyti skirtumą, pajausti realiai, ką jūs prieš tai darėt ir koks galtinis rezultatas įvyko paskui. Tai visiems linkiu linksmų praėjusių jau kalėdų ir ateinančių naujųjų metų, kadangi šitas video išeina prieš naujosius metus. Iki kitų video. Norite sužinoti, ką matysite kitose laidose? Aš jums truputuką pasufleruosiu. Smagiausią dalyką pasiliksiu pabaigai. Daug svajojau, laukiau, galvojau ir pagaliau jisai atkeliavo pas mane. Ką aš jums parodysiu.